Natūralu, kad paauglių tėvai gali jaustis pasimetę ir bejėgiai, nes tai, kas veikia anksčiau, nebeveikia, o naujų įrankių ir įgūdžių jie dar neturi. Ir šitam pereinamajam laikotarpyje gali kilti labai daug klausimų ir iššūkių. Vienas iš dalykų, kuris gali padėti jaustis saugiau ir užtikrinčiau, yra žinios. Kaip vykdami kelionę mes stengiamės apie tą šalį kuo daugiau sužinoti, pasimti žemėlapį, kad joje orientuotis. Taip ir kelionėje į paauglystę žinios apie tai, kas darosi su mūsų vaikais, kas yra normalu, kada jau susirūpinti ir ieškoti pagalbos, gali labai praversti. Kitas dalykas, kuris gali padėti išbūti sunkiame laikotarpyje, yra bendrystė ir palaikymas. Kai mes tėvai pajaučiam ir pamatom, kad kiti tėvai taip pat susiduria su panašiais iššūkiais vaikų ir paauglių, jaučiamės ne vieni ir tai ramina. Šitame kurse, bendraudami uždaroje tėvų grupėje, galėsite sulaukti kitų tėvų paramos ir palaikymo. Ir dar vienas dalykas, kuris gali padėti šiame iššūkių laikotarpyje, yra konkretūs įgūdžiai ir įrankiai. Ir mes taip pat po kiekvienos paskaitos stengsimės perduoti konkretų praktinį patarimą, kviesime tėvus išbandyti ir dalintis savo patirtimi.